Atidarytame dokumente, kuriame pildomos diagnozės, kaip E025, E003, E027 ar kitose yra skiltis diagnozės. Šioje skiltyje galima pasirinkti diagnozės trimis būdais. Pirmas būdas. Prieš atsidarant dokumentą yra pasiūloma įkelti diagnozės, kurios jau yra užregistruotos paciento elektroninės sveikatos istorijoje. Galima pasirinkti visas arba norimas ir jas įkelti. Antras būdas. Diagnozių skiltyje paspauskite mygtuką įkelti diagnozės iš paciento elektroninės sveikatos istorijos. Tai atlikus atsidaro papildomas langas su diagnozių sąrašu, kuriame galima filtruoti bei pasirinkti reikalingas paciento registruotas diagnozės. Pasižymėjus reikiamas diagnozės, paspaudžiamas mygtukas Pridėti. Trečias būdas. Diagnozių skiltyje esančiame paieškos laukelyje suvesti diagnozės paieškos kriterijų pagal diagnozės pavadinimą arba TLK kodą ir pasirodžius paieškos rezultatams paspaudžiama ant reikiamos diagnozės. Tai atlikus atsidaro diagnozės įvedimo langas, kuriame užpildomi privalomi laukai kaip būsena, tikrumas ir kategorija. Diagnozės būsena aktyvi pasirenkama tada, kai pacientas serga šiuo metu esama besitęsiančia būklę ar liga. Tikrumas automatiškai nustatomas į įtariamą, tačiau gydytojas gali pakeisti būseną į kitą reikšmę. Pabaigos data automatiškai išvaloma, jeigu šiame lauke buvo nurodyta data ankstesnė arba lygi šiandienos datai. Būsena lėtinė pasirenkama, kai paciento būklė yra ilgalaikė, lėtinė. Jeigu diagnozė yra iš lėtinių ligų sąrašo, automatiškai užsideda būsena, lėtinė. Pabaigos data automatiškai išvaloma. Tikrumas patvirtinta, tačiau gydytojas gali pakeisti būseną į kitą reikšmę. Taip pat gydytojas būseną lėtinę gali nurodyti ant bet kokios diagnozės, nebūtinai tik esančios lėtinių ligų sąraše. Būsena išspręsta pasirenkama, kai asmuo pasveiko. Tikrumas automatiškai nustatomas į patvirtintą, jeigu šiame lauke buvo nurodyta kita reikšmė neįtariama arba patvirtinta. Pabaigos data automatiškai nustatoma į šiandienos datą, jeigu šiame lauke buvo nurodyta vėlesnė nei šiandienos data. Sprendimų priėmimo aplinkybės lauke automatiškai rašomas brūkšnelis, jeigu šiame lauke nebuvo įvestas joks tekstas. Diagnozę taip pat galima atmesti ir pasirinkus būseną paneigta. Tikrumas automatiškai nustatomas į paneigtą atmestą. Pabaigos data automatiškai nustatoma į šiandienos datą, jeigu šiame lauke buvo nurodyta vėlesnė nei šiandienos data. Sprendimų priėmimo aplinkybės lauke automatiškai įrašomas brūkšnelis, jeigu šiame lauke nebuvo įvestas joks tekstas. Taip pat diagnozę galima panaikinti. Pavyzdžiui, diagnozė buvo įvesta per klaidą. Tikrumas automatiškai nustatomas į įvestą per klaidą. Pabaigos data automatiškai nustatoma į šiandienos datą. Sprendimų priėmimo aplinkybės lauke automatiškai įrašomas brūkšnelis, jeigu šiame lauke nebuvo įvestas joks tekstas. Tikrumo reikšmė įtariama parodo, kad diagnozė yra tik įtariama. Patvirtinta reikšmė parodo, kad diagnozė yra patvirtinta. Paneigta atmesta reikšmė parodo, kad pareikta diagnozė buvo paneigta arba atmesta, o įvesta per klaidą reikšmė parodo, kad diagnozė buvo įvesta per klaidą. Yra dvi kategorijos – elektroninės sveikatos istorijos ir atvykimo kontekstas. Elektroninės sveikatos istorijos konteksto reikšmė reiškia, kad diagnozė yra svarbi ir ji bus įtraukta į paciento santrauką ir suvestinę. Atvykimo kontekstas reiškia, kad diagnozė nebus matoma paciento suvestinėje bei santraukoje. Diagnozė aprašoma dviem datomis. Pirmoji data – diagnozės pradžios data. Antroji yra diagnozės pabaigos data. Pabaigos datą reikia nurodyti tik tuo atveju, kai paciento būklė ar liga yra išspręsta, paneigta ar panaikinta, tačiau galima nurodyti ir prie kitų būsenų, kaip aktyvi ar lėtinė. Pradžios data nurodoma automatiškai arba pasirinkus ankstesnę reikiamą datą. Pabaigos datą nurodyti į ateitį galima, kai būsena yra aktyvi ir lėtinė. Diagnozė užsidarys automatiškai su jais nurodytam terminui. Sunkumo požymis nėra privalomas. Galima pažymėti diagnozės sunkumą pagal nurodytas reikšmes. Sprendimo priėmimo aplinkybės pildomos, kai diagnozė yra uždaroma. Turint atitinkamas prieigos teisės, galima suvesti į retas ligas pagal ORPHA kodus. Tai atlikus, diagnozė pridedama į paciento diagnozių sąrašą. Užpildžius diagnozės duomenis, paspaudžiamas mygtukas Tęsti ir diagnozės pridedamos į diagnozių skiltį sąrašą.